Eina savo rytoj pirmadienis, bet tai koks tobulas savaitgalis buvo, tai tiesiog wow. Šeštadienį, kadangi buvo ta traukiniautojų diena, tai varėme Kauną ir kainavo bilietai, 2 bilietai pirmos klasės į abi pusės 5 eurus. Tai ta prasme, kaip buvo galima nepasinaudoti tiesiog tokią progą nuvaryti į spa, nes varėm į Žalgirio būtent baseiną, nes bent jau man asmeniškai tai Žalgirio baseinas yra vienas iš geriausių jaučių baseinų Lietuvoje ir man labai patinka, kad viena iš jų pirčių turi šalia padėtų ten druskų, kur gali išsišveisti kūną, ten po to galima pasidaryti masažų, visą kitą, toks kaip tikras spadėjai. Po to varėm dar biškelį pasivaikščiot, pasiėmėm po kavutės, bet išėjom pasivaikščiot ir supratom, kad nu visiškai nemūdas būti centre, norės kažkokios tiesiog gamtos, nueiti pabūti ramiai. Tai nuvarėm tada iki 3 mergelių tilto, tai taip man ten asmeniškai yra gražu. Pasitiesėm tos pačius šlapius rankšluosčius iš baseinų, bet labai greitai aš šiaip išdžiūvo, nes oras buvo tobulas, saulytė švietė. Tai prisipirkom, mes ten sneksų, visą kitą, sustojom Maksimą, aš nusipirkau naujus akinius nuo saulės, nes spreidus palikau Italijai mašinai nuomojimui. Tai toks tiesiog tobulas buvo šeštadienis, o šiandien irgi atsikėlėm, nuo ryto pavalgėm blynų, išėjom tada į lauką, nes nuvarėm, žodžiu, pasiimti mano vienos siuntos. Labai geras oras kažkaip buvo, tai po to pagalvojau, kad reikia varyti lauką. Tai nuvarėm tada vėliau iki Žirmūnų paplūdimio. Tai žodžiu, sezonas jau yra atidarytas, jau ir išsimaudėm. Nebuvo vanduo, kad būtų labai šiltas. Nu buvo tas pirmasis toks, žinot, kur pam. Tai šitoks jau buvo padarytas. Man yra visiškai full on pamesinis maudas, nes aš užsimaniau 3 skirtingų dalykų be varant namo. Užsimaniau čipsų, agurkėlių ir šokolado, tai tiesiog buvo. Pasimeldžiam, kad greičiau ateitų, greičiau praeitų tos mėnesinės man. Užsidėjau ką tik toje kaukę, kuri pakeis man spalvą, nes su gyvenime tokios kaukės turėjus, net neįsivaizduoju, ko tikėtis. Bet labai patogu, nes yra didesnė erdvė burnai, tai reiškia, galėsiu valgyti, nes dabar eisiu pasidaryti valgyti. Ir pirmadienį kaip ir pasiruošta.